20 skyrius – ponios Markolės mokykla. Džo lėktuvą vairavo puikiai. Kai jis aukštai iškilo, berniukas paspaudė svirtelę tiesiai ir žvilgusis lėktuvas nuskrido į priekį. Vaikai persilinkė per lėktuvo šoną ir žiūrėjo viršum, kokios šalies skrenda. Imk, ką nori, netrukus liko užpakalyje. Pasirodė keista, negyvenama šalis, be medžių, žolės ir namų. Vienatvė žemė, paaiškino Mėnulveidis, įdėmiai stebėdamas kraštovaizdį. Nesileisk čia, Džo, skris toliau. Džo skrydo toliau. Kartą jam prieš akis iškilo milžiniškas kalnas. Ir kad lėktuvas į jį neįsirėžtų, Džo žaibiškai paspaudė svirtelę aukštin. Bet šiaip skristi buvo smagu. Džo nemanė, kad vairuoti lėktuvą taip lengva. Ožkytė ant Bėtės kelio buvo labai myli ir vis lyžteldavo mergaitei skrostą kaip šuo. Vištas tupėjo ramiai, o žadintuvas nerodė jokių gyvybės ženklų. Lėktuvas skrido virš didžiulių bokštų ir pilių. Milžinų šalis, tarė šilkaplaukė, su nuostaba žiūrėdama į pastatus. Tikiuosi, čia nesileisime. Ne, patvirtino Džo ir paspaudė svirtelę tiesiai. Lėktuvas lėkė į priekį kaip paukštis, vis greičiau ir greičiau. Vaikų plaukai išsidraikė, o auksinės šilkaplaukės garbanos pasidarė panašias į vėdrinų lauką, blaškama vėjo. Jie praskrydo Saldaininę ir Nesėkmių žemę, ir tada lėktuvas pradėjo keistai ūžti. Kas čia dabar, nustebo Džo? Lėktuvas pavargo, paaiškino Mėnulveidis. Jam trūksta oro. Nekalbėk nesąmonių, suniekino Mėnulveidis Džo. Lėktuvai neuždūsta. Čia nepaprastas lėktuvas, paaiškino Mėnulveidis. Girdi, kaip jis gaudo kvapą. Ir iš tikrųjų atrodė, kad lėktuvas uždūsa. Tai baisiai jis švokštė. Gal nusileisti, kad atsikvėptų, paklausė Džo. Taip, atsakė Mėnulveidis žiūrėdama žemyn. Šalis rodos saugi, nežinau kaip jį vadinasi, bet nieko nepaprasto nematyti. Apačioje didžiuliame sode stovi didelis žalias namas. Gal tau pavyktų nusileisti toje lygioje vietoje, Džo, kad mūsų nekratytų? Pamėginsiu, atsakė Džo ir paspaudė svirtelę žemyn. Nutupė gana grakščiai. Trinkt atsitrenkė į žemę ir nuriedėjo veją. Lėktuvas galų gale sustoja ir visi išlipa, džiaugdamėsi, kad gali paminkinti kojas. 10 minučių poilsio ir vėl galės kilti, tarė Mėnulveidis, tapšnodamas lėktuvui per šoną. Kažin, kur mes atsidūrėm, dairydamasi spėlioja šilkaplaukė. Mėnulveidis įdėmiai įsižiūrėjo į didelį žalią namą tolumoje ir staiga paniuro. O viešpatė, suimanavo jis, žinau, koks čia namas, tai ponios Markolės mokykla. Čia siunčiami pasitaisyti visi išdykę kaukai, nykštukai ir fėjas. Tikėkime, kad ponios Markolė mus nepastebėjo. Visi baikščiai apsidairė ir pamatė takeliu ateinantį aukštą senę, su dideliais akiniais ant ilgos nosies ir baltą skrybėlaitę ant galvos. Mėnulveidis puolė prie lėktuvo. Greičiau, ragino jis, tai ponios Markolė. Bet senoji ponia buvo greitesnė. O, tarė ji. Į pataisos namus atsista dar viena grupė išdykėlių. Prašom eiti su manimi. Niekas mūsų nesiuntė, tarė Džo. Nusileidom čia, nes lėktuvas pavargo, mes keliaujam namo. Išdykęs melagė, staiga baisių balsų suriko ponios Markolė. Net Džo krūptelėjo. Visi marš su manimi. Teko paklūsti. Džo, Bėtė, Franė, Mėnulveidis, šilkaplaukė, baltoja ožkytė ir 7 vištos liūdnai nužingsniavo paskui ponios Markolę. Žadintuvas nepavilko kojų, todėl šilkaplaukė turėjo jį nešti. Visi buvo alkani. Džo droviai trūktelėjo ponios Markolė už rankovės. Ar negalėtumėte gauti pavalgyti, paklausė jis. Valgysim netrukus, atsakė ponios Markolė. Pakelkit galvas, nesikūprink mažytė, aprėkė į vargšę Franę,
kuri taip persigando, kad iškart išsitėsė. Ponia Smarkuolė meilumu nepasižymėjo. Blogai, kad lėktuvas nusileido jos sode, bet išgirdę apie valgį visi pralinksmėjo. Ponia Smarkuolė nuvedė juos į didelę salę pilną kaukų ir fėjų. Visi sėdėjo už medinių stalų bei atsistoję, kai ponia Smarkuolė įėjo. Sėskitės ten, parodė ponia Smarkuolė į tuščią stalą. Vaikai, menulveidis, šilkaplaukė susėdo, ožka ir vištos sutupė. Žadintuvas ir zlemynai įsitaisė galustalėje. Vaikai nužvelgė stalus. Ak, kokie nuostabūs pyragaičiai, kokie dideli ąsočiai limonado. Ponia Smarkuolė perbėgo akimis vaikus, stovinčius prie stalų ir suraukė kaktą. Eikš čia, žibariuk, įsakė jie. Prie jos priėjo mažas kaukutis. Ar aš tau nesakiau susišukuoti, kai nevalgyt? Surikė ponia Smarkuolė jam į ausį taip garsiai, kad kaukutis paleido dudas. Braižiuką marškiniai vėl suplėšėte, sunerimo ponia Smarkuolė. Ateik, Braižiuk. Braižiukas priėjo ir buvo labai garsiai aprėktas. Bet Sofranė sunerimo ir vylėsi, kad jų plaukai, rankos ir suknelės švaros ir tvarkingi. Sėskitės, tada subliuvo ponia Smarkuolė ir visi susėdo. Norit pyragaičių? Paklausė Džo ir padavė seserim lėkštė su pyragaičiais papuoštais vyšnėmis. Bet kaip jiem teko nusivilti? Atsidūrė lėkštėje, pyragaičiai virto užsižėdėjusios donos riekėmis. Vaikai nedrįso ištart nei žodžio. Jie pamatė, kad taip atsitiko visiems, išskyrus ponę Smarkuolę, kuris skaniai tepsėjo pyragaičius ir svistainius, užsigerdama limonadu. Ir limonadas vaikam įpiltas į stiklinės virto vandeniu. Visi nusiminė. Paskui į valgyklą įėjo tarnas nykštukas, pasakė poniai Smarkuolei, kad kažkas nori su ją pasikalbėti ir ji išėjo iš salės. O tada vaikai savo kailiu patyrė, kad čionykščiai, kaukai ir fėjos iš tikrųjų išdykę. Jie susispėtė aplink, stumdė, gnaibė ir erzino atvykėlius, taip kad Franė ėmė verkti. Kilo toks triukšmas, jog niekas neišgirdo, kaip grįžo ponia Smarkuolė. Dieve, kaip jį duko, suplojo rankomis ir išdykėliai pašoka iš išgąsčio. Kas čia dedasi, nuožmiai suriko jį. Rikiok, žengte, marš pro mane. Vaikai persigando, nes pikta senė kiekvienam praeinančiam surikdavo jausį. Bet jų ji nebaudė, nes žinojo, kad jie nieko nedėti. Vaikai apsidžiaugė ir pasijuto ramiau. Marš į klasę, palėpė ponia Smarkuolė, kai pro ją praėjo paskutinis kaukutis. Visi nuėjo į klasę ir susėdo. Net žaliasparnės vištos sutupė ant suolo. Prašom atsakyti į klausimus. Surašytus lentoje, įsakė ponia Smarkuolė. Visiems padėta po popieriaus lakštą ir pieštuką. Už klaidingus atsakymus bausiu labai griežtai. Džo pažvelgė klausimus lentoje ir apstulbęs perskaitė kitiems. Jei nuo krūmo nuimsite 3 vikšrus, kiek liks uogų? Į pusę litro pieno įberkite pusę kilogramo žirnio ir pasakykite, kas liks. Traukinys 10 km per valandą greičiu pravažiuoja 4 tunelius. Pasakykite, ką mašinisto mama sekmadienį valgys vakarieniai. Visi spoksojo lentą nukabinę nosies. Ką reiškia šie klausimai? Tikra nesąmonė. Aš negaliu juos atsakyti, garsiai paskelbė menulveidis ir numetė pieštuką. Kažkokias kvailystės, pridūrė Džo ir taip pat numetė pieštuką. Mergaitės padarė tą patį, o šilkaplaukę perplėšė popieriaus lakštą pusiau. Kaukai ir fėjas žiūrėjo juos su nuostaba ir siaubu. Oho, nusistebėjo ponia Smarkuolė ir staiga pasidarė dvigubai didesnė. Jei jūs taip mąstote, marš su manimi. Niekas nenorėjo su ją eiti, bet turėjo. Kojas pačios nusekė poniai Smarkuolei įkandin.
Šito vaikai nesitikėjo. Ponia Smarkolė įgrūdo juos į mažą kamarėlę, užtrinkė duris ir užrakino. Čia sėdėsi 3 valandas, o paskui pažiūrėsim, ar dar norėsi to žiotis, pagrasino jie. Bjauru, niūriai tarė Džo. Ji neturi teisės mūsų čia laikyti. Mes jos kvailoje mokykloje neprivalome būti. Mes neišdykavom. Jos sode nusileidom atsitiktinai. Ką dabar daryt, paklausė šilkaplaukė ir atmetė auksinės garbanas. Turėsim čia sėdėti 3 valandas, paskui atsiprašyti, tada jie vėl mus aprieks. Man taip nepatinka. Niekam nepatiko. Visi pikti ir nelaimingi sėdėjo ant grindų. Kaip pabėgti iš ponios Markolės kvailos mokyklos?